Europos parlamento narys Zigmantas Balčytis Europos parlamento Strasbūro sesijoje atkreipė dėmesį į sudėtingą smulkiojo verslo situaciją ir stringantį šio sektoriaus finansavimo procesą. Dar 2008 metais, pritariant Europos finansų ministram ir taip pat komisijai, buvo nuspręsta iš Europos investicijų banko skirti 15 milijardų eurų, kurie turėjo būti skirti vidutinio ir smulkaus verslo paramai. Nes, kaip žinia, šitas sektorius yra labiausiai nukentėjęs ir tuo metu jau buvo prognozuojama, kad jis patirs didžiausių nuostolių. 2010 metais Ocean Bank atliko tyrimą, kurio metu buvo nustatyta, kad iš tų pinigų praktiškai tik tai keli milijonai eurų atiteko smulkiam ir vidutiniam verslui, o didesnė pinigų dalis atiteko stambiam. Ir pagal tyrimų duomenis patys komerciniai bankai, per kurios turėjo būti platinama šita parama, šitie pinigai iš tikrųjų pakėlė reikalavimus, pakėlė sąlygas, kad smulkus ir vidutinis verslas negalėtų pasinaudoti, nes natūralu, kad rizika atgauti šitos pinigus yra žymiai didesnė. Todėl iš tikrųjų ir išvados yra tokios, kad Europos komisija tokiai paramai ateityje turėtų skirti žymiai didesnį dėmesį ir pati jinai turėtų kontroliuoti ir stebėti, kaip tokia parama iš tikrųjų yra naudojami ir ar jinai pasiekia savo tikslus. Pasak Europos parlamento nario, egzistuoja akivaizdi problema smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo srityje. Tad šią problemą reikia spręsti griežčiau kontroliuojant ir prižiūrint komercinius bankus. Pati Europos komisija suprato, kad ne visi mechanizmai, kurie buvo praeityje pateikti, veikia. Ir natūralu, kad matomai tiek Europos parlamento nariai, tiek Europos komisija ir taryba ateityje skirs žymiai didesnį dėmesį ir aš manau, kad atitinkamos tų institucijų struktūros taip pat asmeniškai stebės tokius procesus. Europos komisijai atkreipus dėmesį į šią problemą ir imantis aktyvaus vaidmens ją sprendžiant, pasikeitimus finansavimo srityje turėtų pajusti ir Lietuvos verslininkai. Smulkus ir vidutinis verslas veikia ne tik tais ES kažkokios išskirtinės valstybėse, bet tame tarpe ir Lietuvoje. Ir natūralu, kad per mūsų komercinius bankus šita parama irgi turėjo pasiekti mūsų smulkų ir vidutinį verslą. Bet taip neatsitiko. Tai matomai, kad bus ateityje taikomi kiti principai, kiti mechanizmai tokios paramos skirimui.